Sveiki visi, aš esu Mike Saunders, mokslų ir inovacijų viceprezidentas Nature's Sunshine. Esu čia, kad šiek tiek papasakočiau apie Power Meal. Power Meal yra naujausias produktas iš Power Line, o kai kalbame apie Power Line, turime galvoti apie metabolinę sveikatą. Power Line iš tikrųjų yra apie gyvenimo būdo keitimą iš esminės perspektyvos, siekiant pagerinti mūsų sveikatą, ypač mūsų metabolinę sveikatą. Powerline yra maisto pakaitalas, bet jis šiek tiek skiriasi nuo tradicinių baltymų pakaitalų, kuriuos galite rasti rinkoje. Sporto papildais, kultūrizmu, jėgos trikovės papildais užsiimu daugiau nei 20 metų ir turiu didelės patirties su baltyminiais maisto pakaitalais. Liūdna tiesa apie daugelį maisto pakaitalų yra, kaip ir daugelis kitų perdirbtų maisto produktų, kad jie yra prasti, kai kalbama apie maistinę vertę. Beveik kiekviename pakaitale gausite baltymų, nes tai yra pagrindinė sudedamoji dalis. Tai yra svarbiausia dalis daugumai įmonių, bet be baltymų daugiausiai gausite prastos maistinės vertės. Gausite tokias medžiagas kaip didelis kiekis maltodekstrino arba didelis kiekis tokių dalykų kaip vaškinių kukurūzų krakmolas, kurie yra prasti angliavandeniai, naudojami tik kalorijų kiekiui padidinti. Kad būtų galima sakyti, dabar tai yra maisto pakaitalas, nes turi pakankamai kalorijų ir nereikia nieko daugiau valgyti. Problema yra ta, kad iš tikrųjų stengiamės pabėgti nuo perdirbto maisto. Perdirbtas maistas yra viena iš problemų mūsų mityboje. Vienas iš dalykų, kuris rodo, kad kažkas negerai su šiuolaikiniu pasauliu. Papasakosiu istoriją. Žiūrėjau televizorių. Tai buvo National Geographic laida prieš 3 ar 4 metus. Ir ji buvo apie žmones gyvenančius Australijoje, vietinius gyventojus. Ir pasakojo apie tai, kas jiems nutiko, kalbant apie jų sveikatą per pastaruosius 15 metų. Kai jie perėjo nuo tradicinės dietos, medžiotojų, rankiotojų, kai jie valgė daug šakniavaisių ir panašių produktų, taip pat gyvūnų, kuriuos sugebėjo sugauti, iki vakarietiškos dietos, kur eina į parduotuvę ir perka perdirbtą maistą, perka konservuotą maistą, kur jie iš esmės perka nesveiką maistą. Pažvelkime, kas su jais atsitiko dėl šio perdirbto maisto vartojimo padidėjimo. Nutukimo rodikliai neįtikėtinai išaugo. Kalbant apie diabetą, jis tampa pagrindinė problema tarp šių žmonių. Nors prieš 50 metų tai iš esmės buvo nedažna. Tai nėra vienintelė atskira grupė. Tokios grupės yra visame pasaulyje. Pažvelkime į tokias vietas kaip Afrika, kur iki neseniai žmonės turėjo tradicinę mitybą. Tai žemynas, kuris turi greičiausiai augantį diabeto rodiklį tarp visų pasaulio žemynų. Perdirbto maisto plitimas, nesveikų angliavandenių plitimas kartu su kitų sveikų maistinių medžiagų, tokių kaip sveiki baltymai ir sveikos skaidulos trūkumu, kurie galėtų padėti sulėtinti angliavandenių virškinimą mūsų organizme, privedė prie labai drastiško mūsų medžiagų apykaitos sveikatos sumažėjimo. Power Meal tikrai yra baltymas išspręsti šią problemą. Power Meal, tai, kas tikrai skiria ją nuo kitų maisto pakaitalų, yra tai, kad mes stengiamės naudoti tikrą maistą kaip maistinių medžiagų šaltinį. Taigi taip, Power Meal turi 25 gramus baltymų. Bet tai nėra prastos kokybės baltymai, o aukštos kokybės vegetariški baltymai. Tai yra avinžirnių baltymai, žirnių baltymai, ryžių baltymai, spirulina, chlorela baltymai, kuriuos galime laikyti supermaistu. Tai viena iš dalių, kurios išskiria mūsų produktą. Puikūs veganiški baltymai, vegetariški baltymai, kurie ne tik turi daug baltymų, bet taip pat daug skaidulų. Mes taip pat turime papildomus angliavandenių šaltinius, kurie nėra prasti perdirbti angliavandeniai. Mes turime angliavandenių šaltinių, kurie tikrai stengiasi atkurti tradicinį maistą. Turime tokių ingredientų kaip varnalėšos šaknis, ašvaganda, ciberžolė, korėjietiškas ženšenis. Tai maisto rūšys, kurios buvo vartojamos tūkstančius metų, bet dabar nebevartojamos taip dažnai, nes mes perėjome prie lengvesnio valgomo maisto, maisto su mažiau skaidulų, maisto, kuris skaniau. Mes valgome daugiau tokių dalykų, valgome daugiau perdirbto maisto. Nutolome nuo tradicinio.
Tradicinis maistas vis dar egzistuoja ir yra puikus, sveikas maistas. Lygiai taip pat svarbu, kad jis buvo vartojamas tūkstančius metų dėl savo sveikatos naudos. Užuot gaudami kalorijas iš nesveiko maisto, jūs gaunate kalorijas iš tikro tradicinio maisto, kuris turi didelę sveikatos naudą. Tai tikrai baltymas pakeisti tendencijas, nutolstant nuo perdirbto maisto. Buvo atlikti tyrimai visame pasaulyje dėl žmonių, kurie gyvena ilgiau nei vidutiniškai. Iš esmės turi ilgesnę gyvenimo trukmę, geresnę sveikatą nei vidutiniškai. Vietos, kur jie gyvena, vadinamos mėlynosios zonos. Tokios vietos kaip Viduržemio jūros regionas. Jie tyrė tų regionų mitybą. Jie tyrė, ką tie žmonės daro kitaip nei vidutinis žmogus, kuris negyvena taip ilgai, kuris nėra toks sveikas, kuris turi didesnį nutukimo lygį ir panašiai. Ką jie atrado, yra padidėjęs tradicinio maisto vartojimas, maisto turinčio daugiau maistinių medžiagų vartojimas, padidėjęs maisto, kuriame yra įvairių makroelementų vartojimas. Ir vienas iš dalykų, kuriuos jie rado, kas tikrai yra svarbu, tai padidėjęs skaidulų vartojimas. Minėjau, kad Power Meal turi 25 gramus baltymų. Šie puikūs baltymai yra labai svarbus, bet Power Meal taip pat turi 10 gramų skaidulų. Ir tai yra kažkas, kas tikrai yra išskirtinė tarp maisto pakaitalų baltymų. 10 gramų skaidulų gana daug. Ir priežastis, kodėl turi šiuos 10 gramų skaidulų, yra ta, kad stengiamasi grįžti prie tikro maisto, priimti mėlynųjų zonų filosofiją, kur gaunate įvairių maistinių medžiagų, įvairių makroelementų ir didelį skaidulų vartojimą. Dabar trumpai pakalbėsiu apie tai, kodėl skaidulos yra tokios svarbios. Jei pažvelgtume į tai, kas vyksta žmogaus kūne, kuris valgo maistą, kuriame gausu angliavandenių, pamatytume, kad cukraus kiekis kraujyje pakyla. Tai yra svarbu. Cukraus lygis kraujyje turėtų išlikti santykinai stabilus. Reikia šiek tiek cukraus. Tai svarbus kuras. Jūsų kūnas jį naudoja kaip energiją. Bet kai suvartoju daug cukraus, cukrus iš tikrųjų gali tapti toksiškas, kai jo lygis yra aukštas. Todėl mano kūnas turi jo atsikratyti. Turi sumažinti jo kiekį kraujyje. Ir tai daro padidindamas insulino kiekį kraujyje. Valgau angliavandenius, cukraus kiekis kraujyje pradeda kilti, o kartu kyla ir insulino lygis. Tai sukelia cukraus kaupimasi. Insulinas iš esmės nurodo mano kūnui, kur laikyti cukrų. Jis gali būti laikomas kepenyse, raumenų audinyje arba kaip riebalai. Nebent esu nuolat aktyvus. Nebent mankštinuosi, tuomet cukrus yra deginamas. Cukraus, glikogeno kiekis mano raumenyse ir kepenyse išlieka pastovus. Iš tikrųjų, negaliu laikyti daug cukraus raumenyse ar kepenyse. Dauguma jo iš tikrųjų kaupiasi riebalų audinyje. Taigi, jei valgau maistą turtingą angliavandeniais, cukrumi, cukraus kiekis kraujyje sparčiai didėja. Tuomet, dauguma šio cukraus yra kaupiama riebalų audinyje. Įdomu tai, kad valgant angliavandenių turtingą maistą cukrus kyla, o po to seka stiprus insulino atsakas, ypač jei valgau angliavandenius be kitų maistinių medžiagų, kurios sulėtintų absorpciją. Gaunu stiprų insulino atsaką ir tai sukelia didelį cukraus kiekio kraujyje sumažėjimą. Nors valgau pakankamai kalorijų, daug angliavandenių, kaupiu juos ir po truputį mano cukraus lygis kraujyje per daug sumažėja. Tad vėl jaučiuosi alkanas. Todėl valgau vėl. Ir tai kartojasi visą dieną. Cukraus kiekis kraujyje sparčiai kyla. Paskui greitai sumažėja ir vėl jaučiu alkį. Todėl per dieną valgau daugiau nei man reikia, bet vis tiek jaučiuosi alkanas. Dėl to aš priaugu svorio ir esu mažiau sveikas. Man susidaro lėtinis aukštas cukraus kiekis kraujyje, chroniškai aukštas insulino kiekis. Su laiku tai mažina jautrumą insulinui. Mano organizmas nebėra toks jautrus insulinui kaip anksčiau. Ir tada atsiranda vis daugiau ilgalaikių chroninių medžiagų apykaitos problemų. Kągi galiu padaryti, kad to išvengčiau? Skaidulos yra vienas svarbiausių dalykų, kurias galiu suvartoti valgydamas daug angliavandenių. Su skaidulomis tai visai kita istorija. Su jomis cukraus kiekio kraujyje padidėjimas yra daug mažesnis. Kadangi šis šuolis yra mažesnis, man reikia mažesnės insulino reakcijos. Ir dėl to cukraus kiekis kraujyje yra stabilesnis.
Nėra tokio drastiško sumažėjimo po to. Tai kur yra skirtumas tarp geriant apelsinų sultis ir valgant visą apelsiną. Buvo atlikta daug tyrimų apie sulčių vartojimą ir viso vaisiaus valgymą. Vienas iš pagrindinių skirtumų yra būtent skaidulos. Neseniai buvo atliktas tyrimas, tyrinėjant apelsinų skaidulas. Tyrimo metu jie išspaudė apelsino sultis ir liko su apelsinų sultimis ir atskirai su tuo, kas vadinama masė, kuri iš esmės yra skaidulos. Skaidulos – tai visos netirpios medžiagos, kurias jie išdžiovino iš masės. Kažkas išgėrė apelsinų sultis ir išmatavo cukraus kiekio kraujyje atsaką. Po to jie vėl įdėjo tą masę atgal į apelsinų sultis ir privertė žmogų gerti apelsinų sultis su ta mase viduje. Tos skaidulos ir visos kitos naudingos medžiagos iš viso apelsino. Ir iš tikrųjų gauni tokią pačią glikozės reakciją, kaip valgant visą vaisių. Taigi, 10 gramų skaidulų esančių Power Meal iš esmės užtikrina sveikesnę glikozės reakciją į maistą, sulėtina maistinių medžiagų įsisavinimą esančių Power Meal. Tai suteikia sveikesnę glikozės reakciją ir mažesnį insulino atsaką. Kai lėtinate šių maistinių medžiagų įsisavinimą, kai lėtinate šį procesą, jaučiatės sotus ilgiau. Iš esmės, turite pailgintą energijos dozę, kuri leidžia praeiti nuo pusryčių iki pietų be užkandžiavimo tarp valgymų. Power Meal yra tam tikra ideali pusryčių forma. Gausite baltymų, kurių jums reikia. Gaunate sveikus angliavandenius ir lėtai įsisavinami, ilgiau jaučiatės sotūs. Sudėtinės dalys esančios Power Meal yra tikras maistas. Tai tradicinis maistas. Tai maistas, kuris ilgą laiką buvo vartojamas gerai sveikatai. Taigi jūs gaunate ne tik kalorijas, ne tik gaunate makroelementų, gaunate ne tik baltymų, angliavandenių, riebalų ir skaidulų, gaunate įvairią mikroelementų gamą, kuri tikrai gali padėti optimizuoti jūsų sveikatą taip, kaip tipiškas maistas iš maisto prekių parduotuvės negali padaryti. Pakalbėsiu šiek tiek apie parduotuvių maistą. Mes taip labai stengiamės, bet mums tikrai sunku išlikti sveikiems. Dauguma žmonių nevalgo pakankamai daržovių, nevalgo pakankamai vaisių. Žmonės valgo, kaip minėjau anksčiau, per daug perdirbto maisto ir negauna įvairių maistinių medžiagų. Jei nueisiu į parduotuvę, matau kopūstus, brokolius, lapinius kopūstus, briuselio kopūstus ir galvoju, na gerai, juk gausiu daržovių įvairovės, jei suvalgysiu juos visus. Bet jie visi iš esmės yra tos pačios rūšies ir turi panašią fitonutrientų sudėtį. Jie buvo išvesti, kad atrodytų kitaip ir turėtų šiek tiek kitokių savybių, bet tai praktiškai ta pati augalų rūšis. Tai ir yra tai, ką padarėme su savo maistu per pastaruosius kelis šimtmečius. Mes jį modifikavome taip, kad taptų tokia, kokią norime. Net jei valgome parduotuvės daržoves, gauname mažiau skaidulų nei turėtume, nes jos yra pašalintos iš mūsų maisto. Gauname mažiau maistinių medžiagų nei turėtume, nes maistas auginamas pelnui, o ne sveikatai užtikrinti. Dirva, kurioje auginamos daržovės, yra išsekusi daugelio organinių medžiagų, kurios turėtų ten būti, kad perduotų tinkamas medžiagas augalams. Gamintojai suteikia dirvai tik tiek, kiek reikia, kad augalai greitai augtų ir būtų pilni cukraus, kad gerai skonis ir būtų parduodami. Svarbiausias dalykas, kai kalbame apie parduotuvės maistą, yra tai, kad žmonės jį perka. Gamintojai nori tik uždirbti ir nesirūpina, ar esi sveikas ar ne. Power Meal yra grįžimas prie tikrojo maisto. Tikrosios mitybos. Tai kažkas, kas gali iš tikrųjų pagerinti mūsų sveikatą. Kažkas, kas gali padėti mums tapti labiau metaboliniu požiūriu lanksčiais. Tai yra tikrai svarbi savoka – metabolinė lankstumas. Anksčiau minėjau, kas vyksta mūsų kūne, kas vyksta su cukraus ir insulino kiekiu kraujyje. Kol mano insulino lygis yra aukštas, mano kūnas turi kaupti. Aš valgau maistą ir jis kaupiamas kaip riebalai, tada valgau daugiau maisto. Kaupiama kaip riebalai, bet niekada neturiu prieigos prie šių riebalų kaip energijos šaltinio.
nes mano insulino lygis nuolat per aukštas. Jei galiu geriau kontroliuoti insulino lygį, tada turiu prieigą prie riebalų kaip energijos šaltinio. Pavyzdžiui, jei praleisiu valgį, nepradėsiu iškart jaustis toks alkanas, kad pykčiau. Nebus tokio stipraus potraukio valgyti, nes mano kūnas turi prieigą prie riebalų kaip degalų šaltinio. Taigi dar kartą, Power Meal yra turtingas skaidulomis, baltymų ir turi daug maistinių medžiagų, kurios gaunamas iš tradicinių daržovių, kurios nėra tik daržovės, bet yra ir maistas teikiantis didelę naudą sveikatai. Tai tikrai optimalus maistas. Power Meal yra tai, kas gali mus paremti, siekiant tapti sveikesniais metaboliniu požiūriu, lankstesniais metaboliniu požiūriu. Tai ne tik papildas, tai tikra pagrindinė mityba, kuri gali iš tiesų mus nukreipti į kelią būti.